Sekmadienio Evangelijoje girdėsime Jėzaus žodžius, kad mirusieji prikeliami. Tačiau Jėzaus atsakymė slypi kur kas daugiau nei matome iš pirmo žvilgsnio. Jeigu prieš akis atsiverstume Izaijo knygą, joje rastume pranašystės apie paskutiniusius laikus, kai Dievas atneš išgijimą sužeistam žmonių pasauliui. Pagal šios pažadus mirusieji sugrįš į gyvenimą, aklieji praregės ir kiti ženklai liudys didį Dievo veikimą. Pamastykime, ar aš sugebu pamatyti Dievo veikimą pasaulyje, ar dar bebūdamas gyvas jau esu kaip lavonas, be meilės, be vilties, be tikėjimo, galiausiai be gyvenimo. Nors dar esu, bet jau esu miręs. Pažvelkime, kas trukdo gyventi. Leiskime Kristui įžengti į tas gyvenimo akimirkas, kurios padaro mane kaip gyvą numirėlį. Tai įžengia ir tai išgydo sužeistą širdį. O mes tenkime savo kasdienybėje atsisakyti klaidingų įsivaizdavimų ir leiskimės į Dievo karalystės atradimo kelionę, tam, kad galėtume priimti Evangeliją nuolankia širdimi. Palaimintos jums dienos.